Šiandien esu mamos repeticijai, labai daug filmuočia, nelabai aš jums ką galiu. Faktiškai uždrausta. Nedaug dievė anksčiau kažką paleisčiau, ne? Tai va tiek, va mano radiją tokia va suinstaliavo, rimtesnė negu aš turiu. Ir metas parepetuos kūrinį, kuris vadinasi Tavęs ieškojo mama. Šiandien tokia įdomybė, kad aš po savo kojom čia nieko neturiu, jokio pedalboardo, nieko. Mano pedalboardo valdo iš tenai. Bičas, kurio vardas yra Simas. Taip, kad tuščia scenoje. Tai turim Bekės būgnus, klavišą, Džordžą, Adriną. Dar turim Jonesą. Ir Elegijų turim. Bet daugiau nieko. Mes tik repetuojam ir dar kartą pagrosim tą pačią dainą. Ir už tas užuolaidas mes pradėsim. Repeticija baigta, galima susipakuoti ir pasižiūrėti, kas ten dar turi įvykti. Tai jau, greit čia viskas, greit. Kaip be jų, taigi visos geriausios arenų nuotraukos, tai prie mane stovi fotografas Laurinas Trimonis. Hai. Ponė Trimoninė. Wow, malonu. Ir ponas Mr. Jumbo. Nu tikrai taip, tas pats, kuris čia dabar žiūri. Greatest of all time. Tai va, kaip be jų, žodžiu, visos arenos, gražiausios nuotraukos, Laurino, Artografijai. Pasižiūrėkit, žiūri fainai. Na, turbūt ir mano profilio nuotrauka dabartinė yra Laurino fotkinta. Nu ką, o visas backstage'as jau ištuštėjo. Soundcheckas toks labai greitas, konvejerinis, pabaiga. O blogiausia tai, kad čia va tiek po atlikėjų. Ar YouTube'as bus? YouTube'as bus ir dabar jau bus miegučio, o rytoj pafilmuosim jau turbūt tai, ką jūs jau matote šiame video. Žodžiu, trumpas reportažas. Mes pakliuvom į backstage'ą, nuėjom į šiaip sunkiai radom raudono kilimo zoną. Yra čia. Prie įėjimo buvo parašyta, duodam jums 10 sekundžių. Tai per 10 sekundžių padarom krūvą nuotraukų, turbūt tiek, kiek saulė irgi per 10 sekundžių gali padaryti. Ir tada pasičiupam gėrimus. Bendraujam, visokių žmonių ateina. Ir Rūta Šigolivaitė, ir Saulė. Ir Aras Weberis, ir daug Giovannis. Nepažįstamų jaunų žvaigždžių. Tikslas būtų šitoj salėje, arba senus pažįstamus susitikti, pabendrauti. Sunku patikėti, bet beveik 2 valandas to raudono, šalia raudono kilimo prastovėjom, prasišnekučiavom su visais turbūt, su daugeliu žmonių. Susižvalgiam, susimatėm. Senokai tokios reikaluose visai buvo įdomu, o dabar esam salėj, kur mano palyda atėjo laukti, nes aš tai eisiu dirbti, kažkada vėliau ruoštis į užkulisius. Scena belio kokio dydžio ir jinai užima pusę salės. Ir apačioje dar parteris, pasižiūrėkit, kaip susėdė ten visi. Fainai tai, kad mus anksti suvarė į va šitos, nežinau, ten tie, kas jau turi kėdės stiklinės į VIPą, o mes į VIP barą.
bet šūnė prasideda gerą pusvalandį. Tai sėdim užkandžiavom maistą, kuris, nu gerai, atskleisiu kainas už va šitą. Dar liko, nesuvalgyt viskas. Sumokėjau 30 eurų. O ką daryt? Vaikas nori valgyt, tetę nupirk. Tai ir prasideda. Labas vakaras, Kaune! Labas vakaras, Kaune! Kaune Žalgirio arena! Labas vakaras! TV3 televizijos žiūrovai! Gegužių! Jessica Shine! Žodžiu, ką aš čia filmuoju, jūsgi viską pasižiūrėsit tiesioginį transliaciją arba per teliką parodysit. Ar yra prasmė tai filmuoti? Labai geros. Ir mes tikrai žinome, kad mama tai padarė tikrai didžiulį indėlį su savo apdovanojimais. Per tuos metus mes matėme daug visko. Atsirado daug žinomų lietuviškų atlikėjų ir labai stiprių atlikėjų, kurie renka stadionus. Kas galėjo pagalvoti, kad kažkada pastatyti šitą areną buvo svajonė čia veiklos. Dabar yra kiek 8:30 berods. Jo, atspėjau. Ir dar liko 1,5 valandos iki kol Jordanos grupė tai atvyks į vietą. Ir žiauriai lėtai laikas bėga. Visi koncerte, galima praseit, nieks nemaišo, kelias platus. Tai į vakarą jau čia, nu jau kas tik nori, gali eiti ant to kilimo, čia niekam nebeįdomu. Galim fotkintis. Bet yra ir žvaigždžių, kurie dar nespėjo nufotkinti, bet fotkinti. Einam ieškoti savų. Seniai tu čia? Ne. Ką tik? O panos? Nėra. Šito vilkapiškį. Transliacijos ekranai kai kur stovi, nu, galima sėdėti per teliką, pasižiūrėti, kam į tą salę eiti. Čia berods Frifinga, ne? Kur Saulė norėjo autografą gauti. Nu, ne Saulė, tai mūsų draugas. Saulė draugui norėjo autografą.
kažkur šiuo metu buvo riešta luktus garsioji frazė padėka gražiems lavonams už nieką. Manau, tai buvo autentiškumo blyksnis popkultūros šventėje. Nors aš pats likau ištikimas heavy, prog, glam ištakoms, galbūt nebesu skaitomas alternatyvių žmogum ir neturiu savo grąžti black metal muzikos, bet aš puikiai suprantu jų žinutę. Tai nebuvo tiesiog pyktis, tai gilus ekspresijos aktas. Ir jie yra ištikimi savo subžanrų ideologijai. Tai lietuviškieji Grammy ekstremaliam menui dažnai atrodo tiesiog tuščia viduriai. Kai tavo kūryba gimsta pogrindžio tamsoj, toks pripažinimas yra tiesiog paradoksalus. Galbūt metafora apie lavonus aštri, tačiau manau, kad jį puikiai apnuogino tai, ką jaučia daugelis neformalių kūrėjų. Geriau likti paraštėse su savo idėjomis, nei tapti sterilių industrijos elementų. Na, kaip kas moka, taip šoka, man atrodo, ir galiausiai provokacija pavyko. Dabar bent jau visi apie tai šnekės. Gal mums nereikės? Max, ateina į sceną, visi bū, kiti, tam, bū ir ką čia kiti palaiko. Tai jisai marketingas žiaus. Jo, jūs irgi labai žiūrėkit savo fantaziją. Kaip galima jūs elektros gal. Tad ne, sunkus muzikantų gyvenimas. Wait. Kas? Tu išdykęs. Tai įvyko, toliau. Vėliau be 15-12 renginys bele kaip vėluoja ir eisim į sceną. Na ir po beveik, nežinau, 7 turbūt valandų čia blaškymusi visur kažko bandymo veikti, pagaliau išeiname į sceną ir švariai padarome tai
už ką gauname pinigus, už ką iš tikrųjų gera stovėti scenoje. Kaip jau minėjau, po kojomis nieko neturėjau, šį kartą tikrai labai keista tik su gitara rankose išbėgti ir scenoje dar turėjom dainininkę Adriną, Jordanos draugę ir nu ką, tai vakarėlis va taip ir užsibaigė. Wow, štai toks 15-asis mamų jubiliejus ir liūdėkite galimi. Jeigu laimėjot, tai galėtų švęskite, tikrai švęsim. O mes labai dėkojame savo draugams, nebekviečiu jų. Ačiū pagrindinį. Finito la komedija, kiek čia mes atidirbom. Kokie 7 valandas šiandien. Atbubinom dėl vienos dainelės. Jau po 12. Gerai skambėjo. Jis dar procesorių į sceną pasimtų.